Sveikinuosi nuo Linelio ežero kranto, tai žvejojam 6 sektoriuje. Kartu su manim žvejoja mūsų bičiulis Gigo Karpas. Na ir be abejonės kompaniją iki šiol palaikė ir Kęstutis, kuris žvejojo 5A sektoriui. Tai Kęstutis jau išvažiavo, mes su Gigo dar žvejosim parą laiko, tai pas Kęstutį nemažai kibimų buvo. Pas Gigo irgi žuvis aktyvios, rudenėja, yra rausimukų. Na, pas mane šiek tiek liūdniau, tačiau truputėlį koreguojam taktinius visus veiksmus. Pasirinkęs esu šėrimvietę šiuo metu 80 metrų nuo kranto, kadangi yra nemažai dumblo, tai naudoju ilgesnius pavadėlius negu aną kartą, štai net tokio ilgio ir lengvus švinus, tai vienos uncijos 31 gramo. Tai ruošiuosi mest meškerę, turėjau iš tenai skibimą, dėja pradėjęs traukti žuvis atsikabino, bet buvo ir rausimų, ir iššokimų, žuvis maitinasi, tašką parinkom tikrai neblogą, manau, ir žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Jaukinu šį kartą saldžią bazę, tačiau masalui uždėsiu šį kartą Glory Fish su Tutti Frutti viršūnėlė, kuris Kęstučiui buvo topinis jo žvejyboje. Tai norisi pagauti kol kas žuvų, na, o po to pažiūrėsiu, dėsiu gal braškutę, gal riešutą, šeriu Strawberry Plus boiliais, Sweet Nut boiliais, Blue Oil peletėm ir tigriniais riešutais. Žuvis tikrai atsišaukė į pašarą, rausę, tai manau, kad iki vakaro bus dar ne vienas kibimas. Tai ką, pabandysim truputėlį pasiaktyvinti žuvis, tai vieną tašką dariau ant 60 metrų, kadangi taškai mano yra skirtingais atstumais, tai kas kartą jaukinantis reikia pasiklipsuoti raketą. Tai va, šiek tiek paaktyvinau taškelį, tai dabar užsimečiau 3 meškerę, Kęstutis išvažiavo iš 5A, tai vieną meškerę pastačiau konkrečiai čia į kairę pusę. Neramina tik tai, kad labai daug žolių čia pridygė priaugę priekrantėse. Įdomu, kaip bus su žuvų ištraukimu, bet kažkaip tikiuosi, kad kibimų turėtų būti. Čia yra įlanka, tai to įlankoje matėsi irgi tų žuvų. Kažkaip atrodo, kad aktyvas didelis, tai įdomu, kaip čia seksis mums su ištraukimais. Dabar teliko sulaukti tik kibimo. Tai 3 meškerės statysiu skirtingus masaliukus. Tai vieną meškerę mesiu ant Sweet Nuto, vieną meškerę ant Strawberry Plus į kombinacijai su Pop-Up. Na ir vieną Kęstučio jau tą topinę, tai Glory Fish su Tutti Frutti. Tai va, kol kas esu 2 Glory Fish'o užsimetęs ir vieną Strawberry Plus. Tai pasižiūrėsim, ką šitos kombinacijos mums prikvies. Tai laukiam, manau, kad rezultatai bus visai netrukus. Cool. Kągi, pakeistas taškas ir gerai atlikti visi darbai, kaip sakant, atnešė naudos stebuklingai greit ir gražus 8,5 kg karpiukas susivilioja būtent, matyt, šio savaitgalio, o gal ir šio sezono favoritų Glory Fish Tutti Frutti kombinacija.
Ir štai toks plikščius davė tikrai nuostabią kovą, tik pakėlus meškerę nuo stovo, daug prašė valo iškart. Tai pasidarysim keletą gražių nuotraukėlių, paleisim. Tikiuosi, kad paskutinė naktis bus tokia, kurios nepamiršim ilgai. Geras karpančikas. Palauk tik tai. Opa. Tačiau irgi. Nu, ir tolimas taškelis suveikė, šokinėjo, rausė. Nu, ir prisirausė. Aišku, jau čia antras kibimas, dabar pirmas schodino, blemba, aišku, liūdna. Va, apsisuko. Davė gerą kovą karpančikas. Išvažiavimas geras buvo, koks iššakęs. Nu. Čia žvynis, tas senolis, žinai. Opa. Nu, gražuolis, blemba, graži žuvis labai. Va, trupinėlis Glory Fisho ir su tutti frutti. Štai koks jisai buvo. Graži žuvis labai. Senovinė tokia. Ilgas. Nu, čia man pasisekė. Auksinuką, va, štai tokį. Pavyko pagauti žvynių. Labai graži žuvis. Opa. Tai, mėliai, kaip ir sakiau, kad rezultato ilgai laukti nereikės. Štai koks gražuolis pas mus čia ant kranto. Labai graži žuvis. Raudoni pelekai, juodas jis. Super, super. Emocijų daug. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Puikus laimikis. Štai, kokie gražuoliai. Kol vyko fotosesija, antrasis taip pat labai panoro joje sudalyvauti. Ir štai toks senolis žvynius prisijungė prie mano karpiuko. Vakaras artėja, veiksmas didėja, tad tikiuosi jo bus dar daug. Daug laukiam nakties, o visiems žvejojantiem linkim šlapių graibštų ir stiprių valų. So. Laimingai aukit, stiprėkit. Su Kęstučiu smagiai čia sauleidžiam vakarą ir ką tik tai va paleidom 2 gražius karpius atgal į Linelio vandenis. Tai labai smagu, kad žuvis aktyvios, ruduo labai gražus, dar pas mus ir geras šiltas oras. Tai tikra smagybė žvejot. Žuvis užkibo iš tikrųjų pakankamai skirtingų taškų. Kęstutis gaudo 60 metrų naują taškelį pasidaręs nuo kranto. Na, o man užkibo iš tolimesnio 80 metrų taško. Tai skubam jaukintis, persimetinėt. Iki tamsos norim dar pakibimą bent jau gauti ar vieną, ne, Kęstuti? Žinoma. Super. Į kurį mesus. Jo, į žolės konkrečiai, va, matai. Į žolės.
čia Krill and Plum lengvinto masaliuko. Bum. Štai koks Krill and Plum lengvinto masalėlio mėgėjas. Vadėliai, specialiai linelį, 25 ir plus centimetrų ilgio, bei vieną tašką panaudojau lengvintą Krill and Plum masaliuką, būtent vienas boiliukas, rožinės spalvos. Ir, kaip sakant, darantis vakarienę, jis mus nudžiugino smagių kibimukų, gražus veidrodukas. Tuoj patikrinsim svorį, pagydysim žinoma, apžiūrėsim ir jums taip pat parodysim. Nu, aštuntukas, aštunkė. Gerai aštunkė. Jo. Štai toks 8 su trupučiu karpiukas, susigundęs Krill Plum masaliuku. Tikrai nudžiugino, smagus kibimas, smagi kova, žvejyba tęsės. Ir jei dar keletas tokių aplankys šią naktį, tai žvejyba bus tikrai puikiai. Štai koks dručkis pas mus apsilankė, tikras šio vakaro gražuolis. Nežinau, taip iš svorio galvoju, kad bus tikrai apie 14 kg. Įdomu, kiek šis sveria, graži žuvis, ant Strawberry Plus su Plum viršūnėlė. Štai koks gražuolis. Šitą mūsų grožį netrukus ir pasversim. Beveik 18 šitų metų. Tai 16-ukas kažkas tokio. O tai jie? Dar pamažinau biškį pasirodom, lemą. Nu, graži žuvis, šakės. Matas apie 2 kilai sveria. Super, paleidžiam mūsų draugą. Štai koks
braškutės mėgėjas. Nu, gražuolis. Piktas. Štai koks grožis mūsų aplankė. Tai šį rytą turėjau iš to taško dar 2 kibimus, kurių dėja nepavyko realizuoti. Vienas panašaus kalibro dručkis žolėse čia palikrant atsisveikino, o vienas pabėgo betraukiant. Nu tai čia, kaip sakant, man jau kaip ryto dovana, tokia graži žuvis. Labai smagu. Užkibo ant kombinacijos su Glory Fish ir Tutti Frutti viršūnėlė. O šėriau šitą tašką, tarp kitko, saldžia baze, tai Sweetmeto ir Strawberry Plus boiliukais. Ir tigriniais riešutais su Glowal peletėm. Tai va, bandysim papaveiksluot žuvytę. Ką dar gal užsimesim kokį kartelį. Ir jau po truputėlį vyniosimės meškerytės. Ir tokie ir kimba. Nu, iš to taškelio. Fainai, blemba. Gaila, kad tik tie. Skodino čia mum. Nu, bet smagu. Jo. Tu čia filmuoji dabar? Nuotraukų bus, ane? Aha.
mūsų žvejyba Linelio ežere po truputėlį baiginėjasi, ruošiamės pakuotis daiktus. Tai per 2 paras turėjau aš 8 kibimus, iš kurių dėja pavyko ištraukti tik tai 4 žuvis. Tai 2 žuvis pabėgo grinai dėl žolių kalties. Viena čia prie kranto įlindo į šiekštus, nepavyko ištraukti, o kita iš kitos pusės į žolynų sėdo. Na, o 2 žuvis atsikabino betraukiant. Manau, kad schodų turėjau dar ir dėl to, kad vienas taškas buvo 80 metrų atstumu, tai tenais yra nemažai dumblo, naudojau ilgus pavadėlius, apie beveik 40 cm, ilgus pavadėlius, lengvus švinus, tai galbūt ir tas turėjo įtakos, kad su paskirtimu žuvim, su lengvu švinu ir ilgu pavadėliu be abejonės paskirsti yra sudėtingiau. Tai galbūt ir dėl to ne visi karpiai pasiekė krantą, bet nuotaikos labai puikios. Ežeras labai gyvas, labai gražus pas mus čia rugsėjais. Rugsėjo galas, čia su maikutėm, su šortukais vaikštom, saulutė šviečia. Rausimų šuolių yra tikrai, tai reikia tik tai važiuoti žvejot, nes sezonas, kaip sakant, sako daug žvejų į pabaigą, bet jis ne į pabaigą. Man rudenio žvejybos yra pačios smagiausios, tai galima sakyti tikrasis toks sezonas, kada reikia važiuoti žvejot, kada karpiai kaupia lajų, kaupia riebalus, noriai maitinasi, tai netrukus ir prasidės pats geriausias sezonų žvejybos. Tai sekančią žvejybą planuoju turbūt irgi Linelio ežere. Ji jau bus spalio mėnesį, dar nesu nusprendęs, į kurį sektoriuką čia norėčiau sėsti. Antram nesu žvejojęs, būtų labai smagu pabandyti. Na, o ką, šiandien kol kas tiek, tai dar laukiam paskutinių kibimų. Su Kęstučiu, su abiem Kęstučiais puikiai praleidom laiką. Gigo irgi turėjo nemažai kibimų, irgi su realizacija ne visai gerai pavyko, bet tikrai pagavo gražių žuvų. Vakar naktį pagavo labai įspūdingą veidroduką. Tai tikrai labai gražios nuotraukos, pasifotkinom, pasibuvom. Ką planuojam toliau mūsų tolimesnius žygius. Na, o visiems žvejojantiem linkim nuo visos mūsų komandos, tai šlapių graibštų, stiprių valų, gerų žvejybų, gerų emocijų ir pasimatysim prie vandens. Kelintas jau čia tavo kibimas? 8, 9, kažkas į tą pusę. 10 dar nėra. Arba 8 arba 9. Aha, nu aš 8 turėjau. Tai visai šiaip lemba per žinai, vienam sektoriui 16 kibimų nėra. Tikrai neblogas rezultatas. Opa! Gražuolis, nu. Begeriant paskutinį kavos puodelį prieš pradedant pakuotis daiktus, suskambo vienas signalizatorių ir kitam valo gale štai toks, kiek virš 8 kg gražus tikrai karpiukas, susigundęs Purefish ir slyvos viršūnė. Ši kombinacija jau šitoj žvejybai man pasiteisino kelis kartus. Tai tikrai nuostabi žuvytė. Galimai tai bus paskutinė, o gal ir ne, bet šiek tiek dar laiko turim, tai dar permesim meškerytę, o šią žuvytę pasidarius nuotrauką, žinoma, paleisim atgal. Iškart vėl į kraštą rauna. Bet tai mes iš to žinom čia visus bairius. Pasiruošė jau.
Mhm. Jo. Nu, koksai mūsų žvynuotės. Pakuojantis daiktas. Jau praktiškai būčiau už kokių 15 minučių traukęsis meškerės. Štai koksai gražuolis išvažiavo. O šitas tikrai turbūt paskutinis, nes reik varyti namo. Tai va, žiauriai nudžiugino. Viso 9 kibimai, 5 žuvis krante. Štai koks gražuolis.